Naudingosios iškasenos buityje. Turinys. Projekto tikslai – susipažinti, kaip plačiai naudojamos naudingosios iškasenos mūsų buityje, susipažinti, kokius įrenginius naudoja srauto moksleiviai namo šildymui, maisto gamybai bei karšto vandens ruošimui, atliekant trumpą apklausą. Sužinoti, kas yra marmuras, jo naudingumą buityje, atrasti, kas yra kvarcas, jo stipriausias savybės, svarbumą, suprasti, kas yra kobaltas, jo reikšmę kasdienybėje, jo iškeltus susirūpinimus dėl šaltinių, suieškoti, kas yra plastikas, jo svarbą kasdienime pasaulyje, atpažinti, kas yra gamtinės dujos, kurios kaupiasi, kaip jos susidaro, jos naudą būtinime gyvenime, jos gamybą bei naudojimą pasaulyje. Marmuras – tai yra metamorfinė uoliena, susidariusi iš persikristalizavusios klinties arba dolomito. Marmuras sudarytas iš mineralo kalcito. Marmuras dažnai naudojamas kaip statybinė medžiaga grindims. Marmuro plytelės arba dideli marmuro gabalai gali būti naudojami grindims, suteikiant joms prabangą. Dar jisai naudojamas sienoms ir vonioms. Marmuro plytelės arba vonios dangos iš marmuro gali būti puikiai pasirinkimai vonios kambariams. Dar marmuras yra naudojamams stalams. Marmuras gali būti naudojamas stalams, suteikiant jiems prabangą bei išskirtinį dizainą. Dar jį naudoja ir skulptūroms. Menininkai dažnai naudoja marmurą skulptūroms dėl jo lygumo bei lengvo apdirbimo. Taip pat jį galima rasti virtuvėse, kaip virtuvės paviršių arba stalviršių. Marmuro paviršius ar stalviršis gali būti naudojamas virtuvėse dėl irgi jo elegantiškos išvaizdos. Kvarcas – tai paprastųjų oksidų klasės mineralas sicilio dioksidas. Kvarco atmainų skiriamas pagal spalvą ir priemaišas, kaip pavyzdžiui, kalnų krištolas, ametistas, citrinas. Kvarcas yra vienas iš labiausiai žemės plotuje paplitusių mineralų, jo yra daugelyje uolienų. Švarios kvarco atmainos naudojamos akustikoje, optikoje, radiotechnikoje, tiksliojoje mechanikoje, medicinoje, stiklo ir keramikos pramonėje, statybų reikmėms kaip abrazyvinė medžiaga. Skaidrios, sodrių spalvų arba gražios vidinės struktūros kvarco atmainos naudojamos juvelyriniams dirbiniams, dirbtinai išauginti kvarco kristalai, optikos ir elektrotechnikos pramonėje. Lietuvoje kvarco yra daugelio kristalinio pamato ir nuosėdinės dangos uolienų pagrindinis arba aksesorinis mineralas. Praktinę reikšmę turi neogeno amžiaus anykščių telkinio kvarcinis smėlis, iš jo gaminamas stiklas kineskopai. Kvarco stalviršiai vieni kiečiausi mūsų planetoje. Dėl savo tvirtumo kvarciniai virtuvės stalviršiai yra vieni populiariausių pasaulyje. Jie atsparūs smūgiams, įbrėžimams bei karščiui. Šie stalviršiai taip pat išsiskiria stiliu paviršiumi. Kvarcas skirtingai nei marmuras ar granitas neturi porų, todėl nėra tikimybės, kad skystis įsigers ir sugadins stalviršio paviršių arba spalvą. Ant kvarcinių virtuvės stalviršių netgi galima drąsiai pjaustyti maisto produktus peiliu bei statyti sunkius daiktus. Kvarcas taip pat yra naudojamas gaminant vonios kambario stalviršius, palangės, laiptus, stalus bei kitus interjero ar eksterjero elementus. Kvarco stalviršių savybės leidžia jas naudoti net ten, kur reikalavimai higienai itin aukšti, kaip ligoninėse ir laboratorijose. Kobaltas yra tvirtas, šviesiai pilkos spalvos metalas, kuris naudojamas įvairiose pramonės srityse, medicinoje ir kitose technologiniuose procesuose. Štai keletas būdų, kaip kobaltas naudojamas kasdieniuose daiktuose. Aliejaus priemonė. Kobaltas yra būtinas aliejaus priemonėje, nes jis naudojamas kaip katalizatorius rafinavimo procese, kad sumažintų kenksmingų medžiagų kiekį, kurios gali patekti į aliejų. Elektros energija. Kobaltas yra svarbus metalas naudojamas gaminti ličio-jonų baterijas. Tokios baterijos yra plačiai naudojamos mobiliems telefonams, nešiojamiesiems kompiuteriams, elektriniams automobiliams ir kitiems prietaisams, kuriems reikia ilgai laikančių baterijų. Magnetai. Kai kuriuose naminiuose prietaisuose, pavyzdžiui garso kolonėlėse, kompiuteriniuose diskų įrenginiuose ir elektromagnetiniuose jutikliuose,
naudojami kobalto pagrindu pagaminti magnetai. Dažai. Kobaltas naudojamas gaminti mėlynus dažus, naudojamus keramikos, stiklo ir plastiko gamyboje. Nepaisant šių naudojimo sričių, būtina pastebėti, kad pastaruoju metu kilo susirūpinimas dėl tam tikrų šaltinių, iš kurių gaunamas kobaltas, ir ypač dėl galimų socialinių ir ekologinių pasekmių. Dauguma pasaulio kobalto išteklių gali būti susiję su tam tikromis šaltinių šalimis, kuriuose gali būti sunkumų su darbuotojų teisėmis ir aplinkosauga. Todėl pastaruoju metu vis daugiau dėmesio skiriama tvariam ir atsakingam kobalto išteklių naudojimui. Nafta ir jos produktai yra neišvengiami mūsų kasdieninėje gyvenimo struktūroje. Nafta yra naudojama įvairiose srityse, pradedant kuru, chemijos pramonę ir baigiant kasdieninėmis prekėmis. Šiandien aš papasakosiu tik apie vieną iš tų produktų. Tai yra plastikas. Plastikas yra neišvengiamas mūsų kasdieninio gyvenimo dalis. Tai universalus ir lankstus medžiagos tipas, kuris naudojamas įvairiose pramonės šakose ir namų ūkyje. Kasdieninėje gyvenimo aplinkoje plastikas pasireiškia daugeliu būdų. Pradėkime nuo įprastų kasdienių daiktų, tokių kaip plastikiniai buteliai, indai ir maišeliai, kurie naudojami maisto pakuotėms, gėrimams ir kitoms prekiams transportuoti. Plastikiniai konteineriai taip pat yra plačiai naudojami maisto saugojimui, lengvai valdomi ir užtikrinantis produkto ilgalaikį saugumą. Taip pat plastikas yra neatsiejama automobilių pramonės dalis. Automobilių dalys, interjero apdaila ir kiti komponentai dažnai yra pagaminti iš plastiko, dėl jo lengvumo, ilgaamžiškumo ir ekonominio pranašumo. Be to, plastikiniai produktai prisideda prie mūsų kasdienės higienos, nuo šampūno butelių iki dantų šepetėlių. Gamtinės dujos tai yra natūralios dujos esančios žemės plutoje. Jos kaupiasi uolienų poruose, plyšiuose, tuštumose bei mineralų kristaluose. Gamtinės dujos sudaro, kai mirusių gyvūnų ir augalų liekanos yra, irsta, esant tam tikrai temperatūrai ir slėgiui. Gamtinės dujos dažniausiai būna žemėje, nuo 1 iki kelių kilometrų gylyje. Norint išgauti gamtinės dujas, gręžiniai yra rengiami telkinyje, kurių pagalba gamtinės dujos patenka paviršių dėl slėgio skirtumo. Lietuvoje gamtinės dujos yra ežerų, pelkių, dumblingose nuosėdose, durpynuose. Vakarinėje Lietuvos dalyje gamtinės dujos išgaunamos nafta, bet yra sudeginamos. Lietuva gamtinės dujas importuoja su laivu, terminalu iš Norvegijos. O 2014 metais Klaipėdoje buvo įrengtas suskystintųjų gamtinių dujų terminalas. Gamtinės dujos naudojamas karšto vandens šildymui namuose, maisto gamybai bei būsto šildymui. Ieškodamas informacijos apie gamtinės dujas atradau, kokios šalys išgauna gamtinių dujų daugiausiai per metus. Šalių 10 pateikiau diagramoje, kurioje galite pamatyti didžiulį skirtumą tarp įvairių valstybių, pavyzdžiui, tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Jungtinių Arabų Emyratų. Taip pat suradau, kokios šalys daugiausiai sunaudoja gamtinių dujų per metus. Buvo atliktas trumpas tyrimas, kurio metu buvo klausiama mokinių apie gamtinių dujų naudojimą jų buityje. Čia galite pamatyti apklausos rezultatus. Mokiniai pasirinkę atsakymą ne, naudojo saulės šildytuvą, kieto kuro katilą, elektrą, karšto vandens ruošimui namuose. Mokiniai, kurie pasirinko atsakymą ne, naudojo kieto kuro katilą, saulės baterijas, oras šilumos siurblį, oras vanduo šilumos siurblį būsto šildymui.